Aš nieko nedariau. Neždinkis iš mano gatvės. Aš atsistau su arkliais, paprotestau, aš nieko nedariau. Kiek galima su tom savo nesąmonė? Nu ko? Vieną dieną nei protestuoj, kitą dieną nei juoj, antrą dieną iš vis bėg, trečią iš vis kažkoks skajus, kitą dieną iš vis Tauragės dienas. Kas šito nesąmonės? Vyrai, kas nutiko? Nu tai atvažiavau protestaut, sustačiau arklius ir išlenda iš Tauragės prospektą ir pradėjo man daužyti. Dings sakas, kodvėliški, čia tavęs niekam nerek. Atvažiavau nei puldinėt, nei pogonyms pripagauti, nei krikštą neigt, niek. Sustačiau arklius Tauragės prospekte 3 dienas, noriam, kad į mūsų problemas atsižvelgtų. Mes nebeturim ramybės savo Tauragėj. O dėl ko jūs protestavom? Tai turim reikalavimus, kad galėčiau arklių pašer žalių šeinu ir nuvažiuoti ne tik į darbą, bet į namiai. Norėčiau, kad duotų man pinigų nei už nieką ir norėčiau, kad nebūtų man mokesčių visai. Labai noriu, kad būtų galima ženyti su ūkininką dukrom nuo 12 metų. Ir labai noriu, kad mum neleiktų plaut duntų. Nes duntų valyms kenks skrandžiui, akims, emocinės sveikatos skaudviliške. Nu, da, noriu gal... Tai gal tu karalium nori būti? Nu tai nenoriu aš tom karaliam, Mendaugą būti. Žmonės pavarga. Žmonės O tai neleid pavarga. protestauti. Nuo tų krebių birbėjimą. Mes niek nedarom. Ane išpridikė pinigų, jūs tus arklius susipirkot. Nu tai da jūs su Su brangiausiais ristūnais, ane su juoj. žemaitukai, o ne ristūnai. Brangiausi ristūnai. Aš savo varganam Tauragės būste gyvent nebegaliu. Gerai. A tu supranti, kad tas mano vargans būstas tik 1,5 arkliaus kainuoja. Nu gerai, o ko man daryt? Praeitais metais pelnas buvo milijonas, o šiais metais beveik 998 tūkstančiai. Dieve mano. O tai tauragiškiai ir teisus, kad jie gyven kapuona, a mes, paprasti žmonės, kurie tiesiog nieko nenori mokėti, ką man protų nepettau. Nu, papas žmogus irgi nėra teisus. Jisai prašo mokesčių visiškai nemokėt. Nu, tada visi pasaulio pinigai. Supratau. Nu, aš nežinau, jūs irgi nesate teisus. Žinau, kuo. Jūs savas bėgimu. Dieve mano. Žiūrėk. Dieve mano. Mes savo Tauragėj norim skleisti gėrį ir šilumą. Žiūrėkit, jau Dievas būti išgirdęs, nu. Žiūrėkit, kai pradėsit badauti, kai nebeturėsit iš ko jūs nusipirkt maistą, prisiminkit, kaip iš Tauragės išvarėt paprastą ūkininką. Tai palauk. Mum ne O dabar jūs ūkininkų sakėt, reikia, aš išeinu. o parduotuvių. Prisiminsite jūs tą mane. Ai, nieka tokia, mes iš Lenkų nusipirksime. Tai palauk, skaudvėjus, kiek...